Meilė ir teisingumas – du didžiausi įsakymai. Įsimintina eilutė. Jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekęstų, tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. 1 Jono 4 skyrius 20 eilutė. Nors ir tikime, kad Dievas galiausiai viską sutvarkys, vis tiek svarbu, ką mes, krikščionys, darome čia ir dabar. Nors gali būti daug neteisybės ir blogybių, kurių Dievas dabar neišnaikina dėl kosminės kovos taisyklių, tai nereiškia, kad mes negalime būti panaudoti, palengvinant kentėjimus ir sumažinant blogį, su kuriuo susidurėme, kiek tai įmanoma. Tiesą sakant, mes krikščionys privalome tai daryti. Tyrinėjome, kad meilė ir teisingumas žengia išvien, jie neatskiriami. Dievas myli teisingumą. Atitinkamai, jei mylime Dievą, mylėsime ir teisingumą. Taip pat, jei mylime Dievą, mylėsime vieni kitus. Dalis meilės vienas kitam yra rūpinimasis aplinkinių gerovę. Kai kitus vargina skurdas, priespauda ar bet kokia neteisybė, turėtume susirūpinti. Kai kiti yra engiami, neturėtume užmerkti akių. Vietoj to turėtume savęs paklausti, ką galime padaryti asmeniškai ir bendrai, skleisdami Dievo meilę ir teisingumą taip, kad mūsų palūžusiam pasauliui atspindėtume tobulą mūsų viešpaties teisumo ir meilės charakterį. Du didžiausi įsakymai. Apmąstant, ką galėtume padaryti asmeniškai ir bendrai, kad mūsų pasaulyje būtų žinoma Dievo meilė ir teisingumas, dera pradėti nuo to, ką Dievas mums įsakė. Pirmas klausimas. Perskaitykite Mato 22 skyriaus nuo 34 iki 40 eilutės. Fariziejai išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukėjus susirinko draugėn ir vienas iš jų, įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė: Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jėzus jam atsakė: Mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visų protų. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Kaip Jėzus atsakė į įstatymo mokytojo klausimą? Paties Jėzaus teigimu, mylėti viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visų protų yra didžiausias ir pirmasis įsakymas. Tada Jėzus pridūrė: antrasis panašus į jį: mylėk savo artimą kaip save patį. Tačiau šie įsakymai nėra vieninteliai. Jėzus toliau nurodė: šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Mato 22 skyrius nuo 37 iki 40 eilutės. Tiesą sakant, jie patys cituojami iš Senojo testamento. Antras klausimas. Perskaitykite Mato 19 skyriaus nuo 16 iki 23 eilutės. Štai vienas jaunuolis prisiartino prie mokytojos ir paklausė: Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą? Jis atsakė: kam manęs klausia apie gerą? Vienas tėra gerasis, o jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Tas paklausė: kokių? Jėzus atsakė: nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Jaunuolis tarė: aš viso to laikausi, ko dar man trūksta? Jėzus atsakė: jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto. Tada Jėzus tarė savo mokiniams: iš tiesų sakau jums, turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Kaip Jėzaus atsakymai į jauno didiko klausimus yra susiję su jo atsakymais į įstatymo mokytojo klausimą Mato 22 skyriuje? Kas čia vyko? Kodėl Jėzus taip atsakė šiam žmogui? Ką šie susitikimai turėtų pasakyti mums visiems, nepaisant mūsų padėties gyvenime? Kristus iškėlė vienintelę sąlygą,
kuri būtų leidusi didikui tobulinti savo krikščionišką charakterį. Jo žodžiai buvo išminties žodžiai, nors atrodė griežti ir reiklus. Juos priimti ir jiems paklusti buvo vienintelė didiko išgelbėjimo viltis. Jo aukšta padėtis ir nuosavybė subtiliai lenkė jo charakterį į blogį. Puoselėjami šie dalykai būtų išstūmę Dievą. Atsisakyti atiduoti Dievui didesnę ar mažesnę ko nors dalį vadinasi silpninti savo moralinį stabilumą ir jėgas. Mat jeigu puoselėjami šio pasaulio dalykai tokie netikri ir neverti, jie apims viską. Elena White, Su meilė iš dangaus, 480 puslapis. Galbūt ne visi esame pašaukti parduoti viską, ką turime, kaip šis jaunas didikas. Ko jūs asmeniškai laikotės, kas gali jūs nuvesti į amžiną pražūtį, jei to neišsižadėsite? 2 didžiausios nuodėmės. Pasak paties Jėzaus, 2 didžiausi įsakymai yra meilė Dievui ir meilė artimui. Šių įsakymų vykdymas apima aukojimąsi, kada apčiuopiamai parodoma meilė kitiems, tai iš tikrųjų yra sekimas Jėzumi. Dabar, jei 2 didžiausi įsakymai yra meilė Dievui ir meilė artimui, kokios yra 2 didžiausios nuodėmės? 3 klausimas. Perskaitykite 135 psalmės nuo 13 iki 19 eilutės. Viešpatie, amžinai tveria tavo vardas, tavo garsas viešpatie per visas kartas, nes viešpats gina savo tautą ir gailisi savo tarnų. Tautų stabai iš sidabro ir aukso žmogaus padaryti, jie turi burnas, bet nekalba, turi akis, bet nemato, jie turi ausis, bet negirdi, nėra nė alsavimo jų burnose. Panašus į juos taps, kas juos dirba ir jais pasitiki. Izraelio namai, šlovinkite viešpatį, Aarono namai, šlovinkite viešpatį. Kas čia atskleidžiama apie paplitusią nuodėmę, pabrėžiama visame šventajame rašte? Senasis testamentas visų pirma nuolat pabrėžia meilės Dievui svarbą. Žiūrėkite įstatymo 6 skyriaus 5 eilutę. Mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Tai glaudžiai susiję su didžia stabmeldystės nuodėme, kuri yra priešinga meilei Dievui. 4 klausimas. Perskaitykite Zacharijo 7 skyriaus nuo 9 iki 12 eilutės. Taip kalba galybių viešpats. Teiskite teisingai, būkite maloningi ir gailestingi vieni kitiems. Neskriauskite našlės ir našlaičio, ateivio ir vargšo, nespęskite savo širdyse pinklių vieni kitiems, bet jie atsisakė klausyti, atkakliai atsuko nugarą ir nenorėdami girdėti užsikimšo ausis. Savo širdis jie taip užkietino kaip kietą deimantą, kad negirdėtų įstatymo ir žodžių, kuriuos galybių viešpats buvo savo dvasia siuntęs per ankstyvuosius pranašus. Todėl ir atėjo tas aitrus pyktis iš galybių viešpaties. Ką Dievas smerkia pasak pranašo Zacharijo? Kaip tai ir stabmeldystės nuodėmė yra susiję su 2 didžiausiais įsakymais? Dievas reaguoja iš meilės rūstavimu ne tik į stabmeldystę, bet ir į jo tautos engimą tiek individualiai, tiek bendrai. Dievas pyksta dėl neteisybės, nes Dievas yra meilė. 2 didžiausios nuodėmės, pabrėžiamos visame Senajame testamente, yra susijusios su 2 didžiausių įsakymų – mylėti Dievą ir mylėti artimą nesilaikymu. 2 didžiausios nuodėmės yra meilės stoka. Trumpai tariant, neįmanoma laikytis įsakymų, jei nemyli Dievo ir artimo. Iš tiesų, 1 Jono 4 skyriuje nuo 20 iki 21 eilutėse parašyta: jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekęstų, tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Kaip paaiškintumėte, kodėl meilės Dievui neįmanoma atskirti nuo meilės artimui? Kaip suprasti šią neatskiriamąją sąsają? Dievas myli teisingumą. Šventasis raštas skelbia, kad Dievas myli teisingumą ir nekenčia blogio.
Pavyzdžiui, Psalmė 33, 5 eilutė. Jis myli, kas teisų ir teisinga, ištikimosios viešpaties meilės kupina žemė. Izaijo 61 skyrius 8 eilutė. Nes aš viešpats myliu teisingumą ir nekenčiu grobimo ir nusikaltimo. Ištikimai atiduosiu jų atlygį, sudarysiu su jais amžiną sandorą. Ir jis labai susirūpinęs dėl neteisybės, nulemenčios teisų pasipiktinimą dėl visų tų, kurie yra neteisybės aukos. Visame Senajame ir Naujajame testamente Dievas nuolat uoliai palaiko nuskriaustuosius ir engiamuosius, išreikšdamas teisėtą rūstavimą persekiotojų ir engėjų atžvilgių. 5 klausimas. Perskaitykite 82 psalmę. Asafo psalmė. Dievas užima savo vietą dieviškoje taryboje, dievų sueigoje jis teisia. Kiek ilgai jūs neteisingai teisite ir būsite šališki nedorėliams? Ginkite silpnuosius ir našlaičius, saugokite vargdienių ir beturčių teisės, gelbėkite silpnuosius ir beturčius, gelbėkite juos iš nedorėlių nagų. Kokie jie neišmanėliai, kokie jie kvaili, jie vaikšto nedorais keliais ir teisingumo pamatai žemėje griūva. Esate dievai, aš sakau, jūs visi aukščiausiojo sūnus, tačiau mirsite kaip žmonės, krisite kaip kiekvienas didžiūnas. Pakilk Dieve, teisk žemę, nes tau priklauso visos tautos. Kaip ši psalmė išreiškia Dievo rūpestį dėl teisingumo šiame pasaulyje, ką ji gali reikšti mums šiandien? Kaip supranta daugelis tyrinėtojų, šios eilutės smerkia žemiškosius didžiūnus, atsakingus už neteisybę visuomenėje ir nurodo, kad Dievas teisia dangiškuosius didžiūnus, dievus, sugedusių žemiškų teisėjų ir valdovų fone, neabejotinai demoniškas jėgas. Didžiūnų klausiama, kiek ilgai jūs neteisingai teisite ir būsite šališki nedorėliams. 82 psalmė 2 eilutė. Be to, jie kaltinami, ginkite silpnuosius ir našlaičius, saugokite vargdienių ir beturčių teisės, gelbėkite silpnuosius ir beturčius, gelbėkite juos iš nedorėlio nagų. 82 psalmė 3 ir 4 eilutės. Čia ir kitur Senojo testamento pranašai skelbia ir ragina teisingumą. Tai nėra antraeilė, bet esminė pranašų žinia visame Senajame testamente ir to, ką Jėzus kalbėjo čia, būdamas kūne. Nepaslaptis, ko Dievas nori ir reikalauja iš tų, kurie teigia jį mylintis ir jam paklūsta. Jis labai aiškiai nurodo Michėjaus 6 skyriaus 8 eilutėje ir panašiose eilutėse kitur. Žmogau, jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja viešpats, tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikimą meilę ir nuolankiai eiti su savo Dievu. Tai atsispindi visame šventajame rašte. Pavyzdžiui, Jėzus pasakė, iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jono 13 skyrius 35 eilutė. Palyginimui 1 Jono 4 skyrius nuo 8 iki 16 eilutės. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė, o Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumise pasilieka ir jo meilė mumise tampa tobula. Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumise. Jis yra davęs mums savo dvasios. Taigi mes matėme ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė sūnų pasaulio gelbėtoją. Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo sūnus, Dievas tame ir tas Dieve pasilieka. Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas pasilieka jame. Kokios būtų mūsų šeimos ir bažnyčios, jei sutelktume dėmesį į Michėjaus 6 skyriaus 8 eilutę
ir sąmoningai taikytume šią eilutę žodžiams ir darbams. Kad ir kokios jūsų aplinkybės, kaip galite geriau taikyti šiuos principus. Pašaukti vykdyti teisingumą. Šventojo rašto pranašai nuolat pabrėžė Dievo raginimą siekti teisingumo visuomenėje. Šventasis raštas pakartotinai išryškina neteisybės ir engimo klausimus. Iš tiesų, kvietimas Dievui teisti buvo kvietimas Dievui įtvirtinti teisingumą. Pavyzdžiui, pranašas Izaijas nešvelnino žodžių apie tuometinę neteisybę Izraelyje. Jo žodžiai ir raginimas teisingumui šiandien turėtų būti aiškiai girdimi. Mokykitės daryti gerą, atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą. Izaijo 1 skyrius 17 eilutė. Be to pranašas įspėjo, vargas neteisingų įstatų leidėjams, kurie rašo neteisėtus potvarkius, užkirsdami skurdžiams kelią į teismą. Izaijo 10 skyrius 1 ir 2 eilutės. Ką darysite bausmės dieną, kai pražūtis ateis iš toli, pas ką bėgsite ieškoti pagalbos ir kur paliksite savo turtus. Izaijo 10 skyrius 3 eilutė. Pranašas Jeremijas taip pat skelbė Dievo žinią, vargas tam, kuris statosi namus neteisumu, menes neteisingumu, kuris verčia savo bičiulį jam dirbti be atlygio ir netiduoda jam jo algos. O tavo tėvas argi nevalgė ir negėrė, tačiau jis vykdė ir tai, kas teisų ir teisinga, todėl ir lydėjo jį sėkmė. Jis gynė vargšų ir skurdžių teisės, todėl jam ir sekėsi. Ar tai nebuvo tikras manęs pažinimas? Jeremijo 22 skyrius 13, 15 ir 16 eilutės. 6 klausimas. Perskaitykite Mato 23 skyriaus nuo 23 iki 30 eilutės. Vargas jums veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatyme – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir ano neapleisti. Aklieji vadai, jūs iškošėte uodą, o prarijote kupranugarį. Vargas jums veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo. Aklasai fariziejau, pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė. Vargas jums veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs panašus į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Vargas jums veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs statote pranašams antkapius, puošiate teisiųjų paminklus ir sakote, jei būtume gyvenę savo protėvių dienomis, nebūtume kartu su jais susitepę pranašų krauju. Ko Jėzus čia mokė, kas svarbiausia? Jūsų manimu, ką jis turėjo omenyje, kalbėdamas apie tai, kas svarbiausia? Kad negalvotume, jog neteisybė rūpėjo tik Senojo testamento pranašams, čia ir kitur Jėzaus tarnystėje aiškiai matome, kad tai buvo didžiausias rūpestis pačiam Kristui. Kaip jis sakė, vargas jums veidmainiai, rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatyme – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir ano neapleisti. Mato 23 skyriaus 23 eilutė. Evangelijoje pagal Luką Jėzus apgailestauja, kad jie nepaiso teisingumo ir Dievo meilės. Luko 11 skyrius 42 eilutė. Jei šiandien sutelktumėte dėmesį į tai, kas svarbiausia, kas pasikeistų, užuot pabrėžus dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, į kurią galime būti sutelkę dėmesį. Kasgi mano artimas? Evangelijoje pagal Luką Jėzui paskelbus 2 didžiausius meilės Dievui ir meilės artimui įsakymus,
Įstatymo mokytojas, norėdamas pasiteisinti, klausė Jėzaus, o kasgi mano artimas? Luko 10 skyrius 29 eilutė. Atsakydamas į šį klausimą, Jėzus pasakė dabar jau žinomą, bet tuomet sukrečiantį palyginimą apie gailestingąjį samarietį. 7 klausimas. Perskaitykite palyginimą apie gailestingąjį samarietį Luko 10 skyriuje nuo 25 iki 37 eilutėse. Štai atsistojo vienas įstatymų mokytojas ir mėgindamas jį paklausė, mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė, o kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protų, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė, gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų, o kasgi mano artimas? Jėzus prabilo, vienas žmogus leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir Levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą pusę kelio. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo, jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė, slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šių 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė, tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė, eik ir tu taip daryk. Ką sako šios eilutės, atsižvelgiant į pranašų raginimus susijusius su gailestingumu, teisingumu ir neteisybė, kuria įvairios žmonių grupės engė kitus visą žmonijos istoriją. Jėzus ne tik kalbėjo apie teisingumą, jis atnešė jį. Jis buvo ir bus pranašiško raginimo išpildymas ir teisingumo ilgesys. Žiūrėkite Luko 4 skyrius nuo 16 iki 21 eilutės. Jėzus parėjo į Nazarą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą, atvyniojęs ritinį, jis rado vietą, kur parašyta, viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Suvyniojęs ritinį, Jėzus grąžino jį patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akis buvo įsmeigtos į jį, ir jis pradėjo jiems kalbėti, šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Izaijo 61 skyriaus nuo 1 iki 2 eilutės. Viešpaties Dievo dvasia su manimi, nes viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Jis pasiuntė mane guosti prislėgtųjų, skelbti belaisvėms laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams, skelbti viešpaties malonės metų, mūsų Dievo atpildo dienos, guosti visų liūdinčiųjų. Šių eilučių šviesoje jo ilgisi visos tautos, ypač tos, kurios pripažįsta išgelbėjimo poreikį. Priešingai priešui, kuris griebėsi valdžios ir siekė užgrobti Dievo sostą, Jėzus nusižemino ir susitapatino su nuodėmės, neteisybės ir priespaudos ištiktais žmonėmis, neužsikrėtęs nuodėmę, bet nugalėjo priešą pasišvęsdamas meiliai, kad įtvirtintų teisingumą kaip teisusis ir visų tikinčiųjų nuteisintojas. Kaip galime teikti, kad esame susirūpinę įstatymo, kurio laikydamasis Kristus mirė vykdymu, jei nesirūpiname tuo, ką Kristus vadino svarbiausia įstatyme? 9 psalmė nuo 8 iki 9 eilutėse skelbia, o viešpats lieka amžinai,
Savo sostą jis pastatė teismui, jis teisė pasaulį teisumu, tautas jis teisė bešališkai. Viešpats nuenktųjų tvirtovė, tvirtovė nelaimės metu. Taip pat 146 psalmės nuo 7 iki 9 eilutėse priduriama, kad Dievas gina nuskriaustųjų teisės ir alkaniems parūpina duonos, viešpats išlaisvina kalinius, viešpats atveria akis akliesiems, viešpats pakelia gyvenimo palaužtuosius, viešpats myli teisiuosius, viešpats saugo ateivius, padeda našlaičiui ir našliai, bet painioja nedorėlių kelius. Ar Dievo žodis gali būti aiškesnis, kaip turėtume stengtis tarnauti aplinkiniams, kuriems reikia pagalbos ir kenčiantiems? Ko galime pasimokyti iš Jėzaus gyvenimo ir tarnystės, kaip padėti tiems, kuriems reikia pagalbos? Net jei mes negalime daryti stebuklų kaip jis, kaip mūsų pagalba daugeliui nuskriaustųjų gali būti palaikyta stebuklu? Tolesniam tyrinėjimui. Elena White, Su meilė iš dangaus, 251 puslapis. Sekliai nedrįso atsakyti Kristui visiems matant, nes bijojo patekti į keblią padėtį. Jie žinojo, kad jis sako tiesą. Užuot nusižengę savo papročiams, jie buvo linkę palikti žmogų kentėti, nors gyvuliui būtų padėję, kad savininkas nepatirtų žalos. Taigi didesnis dėmesys buvo rodomas kvailam gyvūnui negu žmogui sukurtam pagal Dievo atvaizdą. Tai iliustruoja visų klaidingų religijų veikimą. Jos randasi iš žmogaus noro iškelti save aukščiau Dievo, bet viskas baigėsi tuo, kad jis puola žemiau už gyvulį. Kiekviena religija, nepripažįstanti aukščiausios Dievo valdžios, atima iš žmogaus tą šlovę, kuri jam buvo suteikta jo sukūrimo metu ir kuri turi būti atnaujinta jame per Kristų. Kiekviena neteisinga religija moko savo sekėjus nepaisyti žmogaus poreikių, kančių ir teisių. Evangelija priešingai be galo vertina žmoniją kaip atpirktą Kristaus krauju ir moko jautriai reaguoti į žmogaus troškimus ir vargus. Viešpats sako, mariuosius padarysiu retesnius už gryną auksą, žmonės retesnius už auksą iš Ofyro, Izaijo 13 skyrius 12 eilutė. Paklausęs fariziejų, kas teisėta daryti per sabatą, gerą ar blogą, gelbėti gyvybę ar ją žudyti, Jėzus atskleidė jiems patiems jų nedorus tikslus. Degdami neapykantą, jie persekiojo jį, kad pražudytų, o jis gelbėjo gyvybės ir nešė laimę daugybei žmonių. Kas geriau, ar nužudyti per sabatą, kaip ketino padaryti jie, ar gydyti ligonius, kaip darė Jėzus? Ar teisingiau žudyti širdyje per šventąją Dievo dieną, ar mylėti visus žmonės ir tai parodyti gailestingumo darbais? Klausimai aptarimui. Pirmas klausimas. Kodėl tiesa, kad kiekviena neteisinga religija moko savo sekėjus nepaisyti žmogaus poreikių? Kaip galime elgtis sąmoningai, kad išvengtume tokio nerūpestingumo mūsų bažnyčios bendruomenėse ir už jos ribų? Antras klausimas. Kas yra mano artimas? Kas yra jūsų artimas? Kaip praktiškai siekimas Kristumi turėtų padaryti mus panašesnius į samarietį, kuris savo laikmečiu peržengė ribas, kad parodytų meilę? Trečias klausimas. Jei Dievas myli teisingumą ir gailestingumą, kaip mūsų elgesys turėtų atspindėti tai, kas Dievui svarbiausia? Kaip galime didesnį dėmesį sutelkti į tai, ką Jėzus vadina svarbiausia įstatyme? Ketvirtas klausimas. Kai galvojame ir kalbame apie teismą, kaip dažnai pabrėžiame, kad kalbėdamas apie teismą, Jėzus dažniausiai turėjo omenyje, ar mes mylime kitus ir kokiu mastu, ypač engiamuosius ir nuskriaustuosius. Apmastykite tai Mato 25 skyriaus nuo 31 iki 46 eilučių šviesoje.
Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Juk aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus: viešpati, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme? Kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme? Ir atsakys jiems karalius: iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Juk aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas neaprengėte, ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys: viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusi, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome? Tuomet jis pasakys jiems: iš tiesų sakau jums, kaskart, kai taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nei man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą.